Labą dieną, dar kartą. Aš tikrai nepristatysiu metodinių rekomendacijų, nors aš išvis nežinau, ką aš dabar turiu pristatyti po tokio išsamaus pranešimo profesorio Čeplinskaus. Praktiškai čia mano medžiaga nėra turbūt jums nauja ir jinai gal buvo daugiau skirta būtent kelionių agentūroms. Tačiau gal ir jums bus kažkas šitą įdomaus, nes aš suprantu, kad šitą problemą ir pakalbėjus ir pabendravus su kolegom prieš seminarą, aš supratau, kad jinai tampa pakankamai aktuali, nors ir jinai visada buvo aktuali. Nes kalbant apie malariją, jūs turbūt girdėjot, kad jinai buvo paskelbta Pasaulinės sveikatos organizacijos kaip viena iš pagrindinių 3 mirties priežasčių kartu su živ ir tuberkuliozė. Tai vat, kas tai yra? Malarija yra gyvybė pavojinga liga, kurią sukelia plazmodium genties kraujo pirmonės, kuria pasireiškia periodiškai besikartojančiais karščiavimo priepuoliais, mažakraujystė, kepenų, blužnies ir kaulų čiaupų pažeidimais. Malarija sukėlė plazmodium genties 5 rūšiai plazmodium. Anksčiau mes visada kalbėjome apie 4, dabar jau moksliniai tyrimai atrado ir 5, bet vis tiek kalbėsime apie pagrindinius 4, tai yra plazmodium falciparum, vivax, ovalė, malarija ir tas naujasis, kuris yra neseniai atrastas, tai yra knaulis. Jisai gali sukelti malariją ne vien žmogui, bet ir makakos genties beždžionėms. Kuo jie skiriasi? Jie skiriasi savo vystymosi trukmė eritrocituose. Tai plazmodium falciparum, vivax ir ovalė vystymosi trukmė eritrocituose yra 48 valandos ir malarija 72 valandos. Ryšium su to skiriasi, aišku, ir šiek tiek ir klinika jų. Tai plazmodium falciparum sukelia tropinę malariją, vivax ir ovalė 3-dienę malariją ir plazmodium malarija 4-dienę malariją. Sukėlėjo vystymosi ciklas yra pakankamai sudėtingas. Aš apie jį nepasakosiu, nes neturiu tikrai tam laiko. Jums tikriausiai svarbu tik tai noriu priminti, kad dalyvauja tame cikle 2 šeimininkai. Vienas tai yra žmogus ir kitas anofelis genties uodų patelės. Tai ciklas sudaro 2 etapai. Vienas nelytinis, kuris būtent trunka žmogaus organizme, audinių ląstelėse ir paskui eritrocituose, ir lytinis, kuris eina uodų patelės organizme. Pernešėjai. Kaip jau supratote iš to mano pradžios, kad yra transmisinė liga, kuri pernešė pernešėją anofelis genties uodų patelės, kurios yra plačiai paplitęs visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Praktiškai jų randa visur, išskyrus Antarktidą. Ir tik tai viena laimė gal mums, kad optimalio uodų veisimosi temperatūra yra 20-25 laipsniai Celsijaus. Dar nepasakiau, tas pats yra panašiai ir plazmodium irgi veisimosi temperatūra. Kad iš tikrųjų, jeigu temperatūra yra žemesnė, kaip sakyti, jie išsivysto blogiau, sunkiau. Ir nors gali išsivystyti per 5 dienas, bet dažniausiai tas ciklas vystymosi trunka apie 2 savaitės. Taip, kol kas gal mes dar savo šalyje neturim pakankamai gerų sąlygų tam procesai nuo pradžios iki galo praeiti. Ir tai yra gerai. Nes jeigu yra tam sąlygos tikros temperatūrinės, tai apie 10%, kaip parodo moksliniai tyrimas, anofelis genties uodų patelių gali būti užkrėstos malarijos sukėlėjas. Tai praktiškai, jeigu 10 uodų įkando, tai galima jau tikrai teikti, kad vienas iš jų buvo užsikrėtęs. Kalbant dabar, aišku, apie endemines šalis. Uodai turi tokią įprotį, kad puola žmogų dažniausiai saulė nusileidus, kaip ir pas mus, viskas tas pats yra naktį, didžiausias aktyvumas yra tarp 23 valandos vakar, 6 valandos ryte, tai iš to ir profilaktikos priemonės. Klinika. Vėl, klinika labai trumpai. Inkubacinis periodas nuo 7 dienų ir iki kelių savaičių, bet aprašoma literatūrai, kad gali būti ir ilgesnis. Ilgesnis taip, bet apie trumpesnį nesu girdėjus. Jeigu tik tai kažkas pasakys iš infektologų, nes mūsų mokino taip, jeigu, tarkim, laivas įplaukė į uostą, išplaukė ir po 1 dienos, stovėjo ten vieną dieną, tarkim, 1 parą, ir po 1 dienos koks nors jūreivis sukarščiavo, tai čia ne malarija. Nes turi būti 7 dienos mažiausias inkubacinis periodas. Būtent tiek dienų reikia sukėlėjų plazmodium, kad išsivystytis ir jau kažkokią kliniką
simptomai, jie nėra gal pradžioj labai tipiniai, ypatingai jie nėra tipiniai, jeigu žmogus prieš tai vartojo antimaliarinius vaistus. Tai yra karščiavimas, pagrindinis simptomas. Taip vadinamas drugio triada, drugio priepuoliai. Tai yra šaltkrėtis, karščiavimas, paskui labai gausus prakaitavimas, trunka tas periodas 4-6 valandos, paskui žmogus, pagerėjo savijauta. Kartu su karščiavimu, aišku, yra bendras negalavimas, galvos skausmai, ir jūs suprant, kad čia irgi nėra specifiniai požymiai. Objektyviai, jeigu žmogų atlikti kraujo tyrimą, galima nustatyti anemiją ir blužnies ir kepenų padidėjimas. Paskui tas priepuolis praeina ir pasikartoja arba po 2 dienų 3 dieną, arba po 3 dienų 4 dieną, priklausomai nuo maliarijos rūšies. Jeigu negydant, kiekvienas toliau einantis priepuolis bus vis sunkesnis ir sunkesnis. Priepuoliai gali, negydant pacientą, galit kartotis nuo 8 iki 14 kartų. Paskui prognozė tokia, arba pacientas pasveiksta, arba galimos komplikacijos, kurių pakankamai daug visokių irgi galima padaryti išvadą, arba tai yra mirtis. Iš visų, gal dar nepasakiau, maliarijos rūšių yra pati pavojingiausia, pati virulentiškiausia ir sukelia daugiausia mirčių yra tropinė maliarija. Imunitetas dėja yra trumpalaikis, jisai išsivysto tik tai vienam sukely ir labai trumpam laiku. Gal čia ir sudaro, čia tik tai prielaidą sakau dabar, tokias sunkumas vakcinos sudarimo. Rizikos grupės, kaip ir visur, yra visada vargšos nėščios moteris, živ infekuoti asmenys, kurie visada yra visų grupės rizikos. Ir aišku, tie keliautojai, kurie gyvena visai kitose neendeminėse šalyse ir teritorijai ir atvykstantis į paveiktą teritoriją, nes jie neturi nei imuniteto, nei įgūdžių ir taip toliau ir taip toliau. Paplitimas. Vėl, kaip visada, viskas, kas yra Afrikoje nieko tikrai negali. Ten yra visų ligų ir kaip šiandien girdėjote, irgi ten visų ligų. Tai Afrikoje yra daugiausia, bet žinokit, kad yra ir Azijoje, ir yra Amerikoje. Kuo daug paplitis ten, kur yra šilta, tropinis, subtropinis klimatas pagrindė. Bet, aišku, registruojami atvejai ir kitose šalyse. Taip, ką Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad yra apie 97 tokias šalis, kuri gyvena virš 3 milijardų gyventojų, kuriuose yra grėsmė užsikrėsti maliarija. Tai yra pakankamai daug. 13 metais net beveik 200 milijonų žmonių susirgo maliarija, iš jų, aišku, 82% buvo Afrikos regione ir mirė virš 500 milijono žmonių. Kaip matot, mirtingumas yra labai aukštas. Aišku, ir matot, jeigu pagal tos duomenys beveik 80, daugiau negu 80% tai vaikai, maži vaikai. Aišku, tai yra Afrikos regione pagrindė, nes ir ten užregistruota 90% mirčių. Kokias tendencijas? Pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos aprašą maliarijos, kurį kiekvienais metais, gruodžio mėnesį 2014 metų jis išėjo apžvalga, rašo, kad per paskutinį 13 metų žymiai sumažėjo žmonių mirusių nuo maliarijos skaičius. Net 47% pasaulyje ir virš 50% Afrikos regione. Ir ryšiam su to, kad jie pagerėjo aprūpinimas būtent skubios diagnostikos testais ir antimaliariniais vaistais, kad jų tikrai niekas stoja, viskas eina į priekį. Tai yra gerai. Ir 2007-2012 metais buvo paskelbtos laisvos nuo maliarijos net 5 šalis. Tai Jungtiniai Arabų Emiratai, Marokas, Turkmėnija, Armėnija ir Kazachstanas. Tai yra gerai ir galime džiaugtis, bet yra pakankamai daug veiksmų